Nu ką, sveiki gyvi. Šiandien toks trumpa mini apžvalga, paskui padarysiu didesnė, bet toks daugiau kaip patarimų, šortipsinis video, kodėl net esant ir pažengusiem dažytojui gerai sekti tam tikrus dažytojus internete. Sakykime, pradžioje aš irgi labiau gal sekdavau visų tų dažytojų turinį, dabar seku minimaliai, bet kaip bebūtų, visada stengiuosi sudalyvauti visi šitie rimtesni, sakykime, turinio skleidėjai, kas liečia peidažymą užsienio. Dažniausiai daro laikas nuo laiko įvairius giveaway, kažkokius atidavimus. Tai per visą savo gyvenimą dalyvavęs nemažai šitų giveaway, bet net dviejuose tekę man būti pasisekusiem. Tai šiuo atveju pas Gunmaną pavyko laimėti R160 ANI pulvizatorių. Šitą lapuką tušinį gavau iš tikrųjų mielačkos, bet tikrai malonius, kaip tas sako, tokios nedidelės dovanėlės. Ir Dragono esu laimėjęs kolot puodelių komplektą, džemperį, ten dažymo keli halatai buvo, dar ten kažkas neatsimenu. Ten visokios maišymo, man atrodo, lasdėlės, ganėtinai didelė dėžiai. Tai ką, laimėjau tokį pulvizatorių, tai priklauso mažiukų pulvizatorių kategorijai. Realiai, kas įdomiausia, niekam neprisirengdavau kažkokio rimtesnio mažiuko ginklo nusipirkti. Visada sakydavau, pirksiu, bet taip ir nenusipirkau. Įdomus tas dalykas, kad šitas mini ginklas, jis gali jau pagal dydį, neoficialiai kiti vadina medium ginklais, vidutinio dydžio, nes dar kiti būna smulkesni, kur tu jau tėva vos ne, jau šitas pirštas laukia lieka ir spaudai. Šito pirštai viskas susideda, reguliavimas oro yra čia, tai tik tai, kas labai pripratė aukštai laikyti, tai turi atsargiai, kad šitą slėgį netyčia užkliudžius gali susimažinti. Bet šiaip mano gripui tai tikrai nemaišo, kažkieno gripui gali maišyti. Komplektukas tai yra tikrai neblogas. Kodėl jis dar, manau, net paprasčiausiam garažiniui pasiteisytų, yra 1.3 angalis ir oro sąnaudos yra apie 4 CFM, tai kažkas apie 150-160 litrų. Tai nėra galingo kompresoriaus reikalaujantis ginklas. Taip pat yra, kad atitiktų realius miniganų parametrus, tai yra milimetrinė adata, raktas, valymo monometras pridėtas, didesnis, mažesnis bakelis, apačioje instrukcija, papildomos tarpiniais. Tai mano pastebėjimui, tai yra labai geras komplektas, ypač pradedantiem. Praktiškai turi realų 1 mm miniganą, 1.3 all-arounderį ir nedidelės oro sąnaudos. Pasibandysiu kažkada padažnėti, vieną dažymą realiai dariau, juodą spalvą, tai tikrai jaučiasi, kad oro nereikalaujantis pulvizatorius. Aišku, tik tai vienintelis gal minusas, kad neturiu standartiškai pritaikomų PPS, decaps ar kažkokios kitokios sistemos puodeliam. Tai šitus reikės naudoti, iki kol gal susirasiu kažkokią perėjimo sistemą, kad galėčiau naudoti vienkartinius indelius. Tai pavyzdžiui, šitas laimėjimas man tikrai patiko ir kaip tas sako šito video tokia esmė, kad net jeigu esat profesionalūs, tie kanalai gal kažkada jums, aišku, tikimybė yra maža, nes tie dažniausiai youtuberiai ganėtinai turi didelį sekėjų skaičių, bet aišku, irgi pastebėjau, gal man prie šito laimėjimo prisidėjo tai, kad jau Gunmano kanalas yra ganėtinai senas ir tam tikrose medijos platformose šitų, pavadykim, dažytojų, kaip čia tiksliausiai reikšti,
atstovavimas arba sekimas rautų yra daug lėtesnis, netoks aktyvesnis. Dabar ant bangos yra Paint Society, dalyvavau irgi ne vienoj, bet irgi net įdomiai. Dažniausiai ten būdavo užduotinių tipo tie giveaway, tam tikrus reikėdavo įvykdyti arba ten susiras tam tikrus dalykus, tai kada nepilnai seki turinį, tai kartais tam tikrus video būna sunku susirast. Tai, bet jeigu tu žinai, tai kaip anasik va užsiregistravau, berods buvo 300 registruota, tipo kaip prieigų laimėti pulverizatoriui, tai kaip iš 100 viršaus berods 1000 sekėjų turintis kanalas, tai iš tikrųjų nėra didelis skaičius ir ta tikimybė nors maža, bet jinai kažkokia egzistuoja, nes ne visi ten rado atitinkamą video ir netitinkamą laiko segmentą, kad galėtų atsižymėti ir laimėti tą pulverizatorių. Tai va, paskui pabandysiu vieniem kitiem dažymam, dabar pradėjau nuo neatsakingų ir paskui platesnė nuomonė, bet jeigu visgi kaip mini pulverizatorius, manau, jis bet kokiu atveju bus geras, o jeigu kaip garažiniui toks all-arounderis ir pirmas ginklas, pasitestuosiu, pasižiūrėsiu, net pačiam įdomu. Dėkui, peace out.